2000 metai. Naujojo amžiaus pradžia. IT pasaulis drebėdamas laukė pasaulinės kompiuterių katastrofos. Kaip žinome, katastrofa neįvyko. Ta pati gali patvirtinti ir Baltic Amadeus. Jai naujas amžius atnešė tik dar daugiau sėkmingų projektų, partnerių ir klientų. Du 2000 metais sukurta vadovybės pavedimo, registravimo ir kontrolės sistema, kurios pirmasis diegimas buvo įdiegtas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje. 2001 metų balandžio 24 dieną pasirašyta sutartis su banku Credit Agricole vertybinių popierių komisijai sukurti rinkos priežiūros informacinę sistemą. Tų pačių metų birželio mėnesį sertifikuojama kokybės vadybos sistema, kuri iki šiol atitinka tarptautinį ISO 9001 standartą. 2002 metais įkuriamas Visorių informacinių technologijų parkas, kurio vienu iš steigėjų buvo uždaroji akcinė bendrovė Baltic Amadeus. 2003 metais bendrovei Omnitel sukurta susistemintos informacijos kaupimo, valdymo ir paieškos sistema OSIS. Tais pačiais metais uždarai akciniai bendrovei Baltic Amadeus suteikiamas aukščiausias kompanijos Microsoft partnerystės statusas – Microsoft Gold Certified Partner. – 2003 rugpjūčio 27-8 dienomis Vilniuje vyko pirmasis pasaulinis IT forumas. Baltic Amadeus buvo atsakingas už visos techninės įrangos tiekimą ir priežiūrą. Už šiuos pasiekimus Baltic Amadeus gavo Lietuvos Respublikos premjero Algirdo Brazausko padėkos raštą.